Sveiki. Šį kartą kiek ilgėlesnis mano video pokalbis su jumis. Kai Andrius Kubilius nebegali su manim kartu kalbėtis, tai lieka man vienai kai kuriuos dalykus, akcentus pabandyti sudėlioti. Lietuvoje mėgstama sakyti, kad Europa miega, kad Europa miegojo, kad dabar Trump pažadino. Tame yra tiesos, kad sprendimai priimami ilgai, kad ir dėl gynybos sprendimai priimami gerokai vėluojant ir visi čia tuo nepatenkinti. Tačiau noriu, kad pasigilintume kartu, kodėl. Visų pirma, Europos Sąjunga buvo iš pat pradžių kuriama ne kaip gynybinė sąjunga. Atvirkščiai, jos taisyklėse, sutartyse buvo vengiama bendrus pinigus naudoti gynybos reikmėms. Net valstybių narių sutarimu sukurtas Europos investicijų bankas turi nusistatęs labai griežtas taisyklės, kad neinvestuotų pinigų į jokias su karinė pramonė ar kariniais reikalais susijusias sritis. Europos Sąjunga pirmą kartą istorijoje kariniai pagalbai panaudojo bendrus pinigus iš taikos fondo tik po 22 metų vasario agresijos prieš Ukrainą. Tačiau panaudojo. Būtent todėl, kad Europos Sąjunga nebuvo nei karinis, nei gynybinis blokas, pagrindinėje sutartyje, dėl kurios referendume 2004 metais balsavome ir mes, yra nustatyta, jog už gynybos politiką, saugumą atsakingos šalys narės, taigi valstybių sostinės, ne Europos komisija, ne Briuselis, kaip pas mus mėgstama sakyti ir dažnai reikalauti to, ko Briuselis gynybos ir saugumo srityje nelabai daug gali. Sprendimus dėl bendrų su šia sritimi susijusių klausimų priima ne parlamentas, ne Europos komisija, priima Europos taryba, Europos vadovų taryba. Va čia dar įsijungia ta vadinama veto teisė. Labiausiai dabar greitus ir labai reikalingus sprendimus stabdanti procedūra. Kiekviena valstybės narė turi galimybę užblokuoti. Visi sprendimai, svarbiausi sprendimai, saugumo klausimais yra priimami bendru sutarimu. Beje, Lietuva iki šiol oficialiai remia, kad veto teisė išliktų, nes kai kuriems mūsų diplomatams, daugeliui politikų atrodo, kad tokiu būdu mes saugom savo suverenumą. Beje, jeigu pamenat, prieš Europos parlamento rinkimus, euroskeptiškumu pasižymintis politikai iš nacionalinio susivienijimo ir kiti labai puldinėjo mus su Andriumi Kubiliumi, kad praėjusioje kadencijoje Europos parlamente mes balsavom už rekomendaciją, už pasiūlymą atsisakyti to vienbalsiškumo kai kuriais klausimais, svarbiausiais klausimais, ir sprendimus priimti balsų daugumą. Taigi, prieš kaltinant dėl lėtos sprendimų priėmimo procedūros juos ten Briuselyje, mums Lietuvoje reikia pasižiūrėti, o ką mes padarėme, kad būtų kitaip. Aš negirdėjau, kad Lietuvai vadovų taryboje atstovaujantis Lietuvos prezidentas būtų pasisakęs, o tuo labiau ką nors inicijavęs dėl veto teisės pakeitimo. Akivaizdu, kad jeigu išliks procedūra tokia ir sprendimus toliau priminėsime tik vienbalsiai, tai išorės valstybėms, tokioms kaip Rusija, arba net ir Kinija, rasti vieną, kurią Europos Sąjungos narę, kad blokuotų, nebus sunki užduotis. Ypatingai, jeigu jau galvojam apie išsiplėtusią Europos Sąjungą, kai sprendimus priminės daugiau kaip 30 valstybių. Na, aišku, gali būti ir labai liūdna baigtis. Galim su Europos Sąjunga taip priminėdami sprendimus baigti taip, kaip pabaigė Abiejų tautų Respublika, kai veto buvo viena iš to meto valstybės paralyžiaus, o vėliau ir sekusio pasidalinimo priežasčių. Dėl saugumo grįžtant atgal, dėl to, kaip atrodo Europos Sąjungos galimybės labiau rūpinti savo saugumu. Jungtinės Amerikos valstijos po Antro pasaulinio karo prisiėmė atsakomybę dėl dalies Europos, dėl tos dalies, kai mūsų dar ten nebuvo, atkūrimo demokratiniais pagrindais. NATO tapo lyg paralelinė Europos Sąjungai gynybinė sąjunga.
Kaip sakydavo mums stojant į tuos abu alijansus Vytautas Landsbergis, NATO mums yra dėl gyvenimo, o ES dėl geresnio gyvenimo. Ir va taip gyvenom iki šiol. Dabargi atėjo labai svarbus lūžio momentas. Išgyvenam laiką, kai ES tenka žengti dar vieną svarbų žingsnį link didesnės tarpusavio integracijos. Kurti Europos gynybos sąjungą. Aišku, stengiantis išlaikyti ir kuo stipresnį ryšį su kita Atlanto puse. Artimiausiu metu, dar tebevykstant tikram, žiauriam, kruvinam karui kontinente, be Jungtinių Amerikos valstijų atremti branduolinės valstybės agresiją būtų sudėtinga. Europa gali rasti ir randa daugiau pinigų pagalbai Ukrainai, surasim ir gynybos pramonėje jau arti sprendimo, tačiau branduolinis skėtis yra didžiausia Europos saugumo problema. Branduolinis ginklas Europoje yra Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, tas ginklas ten yra šių valstybių nuosavybė. O Vokietijoje yra dislokuoti Jungtinių Amerikos valstijų branduoliniai pajėgumai. Beje, Prancūzija nėra savo branduolinio ginklo deklaravusi NATO, skirtingai nuo Didžiosios Britanijos. JAV savaime suprantama, jį čia net ir dislokavo branduolinį ginklą, tai yra NATO struktūrose. Ką reiškia tas deklaravimas? Reiškia, kad tas ginklas, branduolinis ginklas, esant reikalui, gali būti panaudotas visų alijanso narių gynybai. Taigi, kurti Europos gynybos sąjungą tenka ypatingomis aplinkybėmis ir žymiai sparčiau, negu galėjom tikėtis. Patikėkit, tikrai niekas čia nemiega. Visa Europos sąjunga kūrėsi per nuolatinės krizes. Dabar neeilinis metas. Panašu, kad mums gali likti tik viena atrama, bent jau kol kas, Europos sąjunga, kuri kartu su Ukraina, su Britais, Norvegais, Kanada turės atlaikyti netikėtą Jungtinių Amerikos valstijų posūkį link artimos draugystės su Putino Rusija. Matysim, kaip dar bus. Bet privalėsim atlaikyti, neturim kitos išeities. Jaučiu jūsų visų nerimą. Tokiame pat nerime gyvena daugelis ir mūsų čia. Jaučiam, kad į nugarą kvėpuoja istorija, ypač skaudi 1940-ųjų patirtis. Bet ne, šiandien yra vienas esminis skirtumas. Mes tikrai nesam vienui vieni. Ar būsim stiprus pakankamai visi kartu, ar išlaikysim solidarumą, ar mes būsim pakankamai įtakingi ir mūsų žodis bus svarus Europoje. Va čia jau priklausys nuo mūsų. Ačiū.